Sveiki. Šiandien apie dovanas ir apie tai, kaip mes kartais negebam priimti dovanų. Pastebėjau, kad daugumai žmonių yra kur kas priimtiniau, tai yra, kur didžioji dalis žmonių jaučiasi geriau, kada dovanoja dovanas. Ir aišku, čia geras dalykas, kada mes jaučiamės gerai, kada dovanojam dovanas. Bet šiandien iš tikrųjų ne tiek apie dovanų dovanojimą, bet apie dovanų priėmimą, kada mes priimam dovanas. Pagalvokit dabar patys, kada paskutinį kartą gavot kažką dovanų, tikiuosi per Kalėdas tai buvo, o gal tik visai neseniai, kaip jūs elgiatės, kai gavo tą dovaną, kaip jūs priėmėte dovaną, ar tiesiog gavote dovanėlį ir sakėt, ačiū, faina dovana, ar džiaugiatės taip, lyg gavę patį nuostabiausią daiktelį ar daiktuką gyvenime, kad sakot, wow, šita dovanėlė, šitas šratinukas yra toks tobulas dalykas, aš visą laiką to ieškau, tai yra pati geriausia dovana, kokią galėjau gauti. Yes. Kaip dovaną jūs priėmėte? Aš kalbu ne tik apie tą fizinį priėmimą, bet apie netgi vidinę jūsų emociją, kaip jaučiatės, kai gauna dovaną. Ir apie ką dar noriu kalbėti. Ką išspinduliuojam į aplinką, į visą pasaulį, kai gaunam dovaną. Pastebėjau, kad blogiausia dalyka, ką žmonės visgi dažnai padaro, pasako, šratinukas, ačiū, nereikėjo. Ir pasiima. Ką mes tą komunikuojam visam pasauliu, visai visatai? Kad mes kaip ir džiaugiamės tą dovaną, bet mums to nereikėjo. Kaip galvojat? Vienas yra fizinis lygmuo. Kaip jaučiasi žmogus, kada jūs dovaną priimat, ačiū, nereikėjo, arba tiesiog ačiū, faina dovana. Ir kai džiaugiatės, wow, tai geriausia ta dovana, tas antras atvejis. Kaip džiaugiasi tas žmogus, kuris jums dovanoja dovaną ir kuriuo atveju, kaip jūs priėmėt, kuriuo atveju jūs norės dar kartą jūs nudžiuginti, kuriuo atveju jūs norės dar kartą padovanoti. Aš net nebejoju, kad antru atveju, kada jūs džiaugsitės, tikrai parodysite džiaugsmą jums net fiziniam lygmenį šnekant. Žmonės norės dažniau dovanoti dovanas, nes jūs esate puikus priėmėjas. O puikiam priėmėjam, aišku, turite ir dovanas. Kita dalis yra subtilus lygmuo, kada mes šiuo atveju net tiesiog, jeigu pasakom, ačiū nereikėjo, iš tiesų tiesiog iškomunikuojam, kad mums nereikėjo dovanos, bet taip pat iškomunikuojam tai visus subtilius lygius ir visą visatą. Tai reiškia, kad mes nenorim priimti dovanos ir kam tada tiems, kas ten viršų ar kur ten mes beįsivaizduosim, kodėl jie turėtų jums nešti dovanos, kodėl jūs turėtų geri dalykai ateiti į jūsų gyvenimą, jeigu jūs nemokat priimti. Tai šiandien ką noriu, kad sąmoningai pažiūrėtume visą laiką. Kai nutinka kažkoks geras dalykas jūsų gyvenime, kažkas kažką gero padaro, bendradarbius padarė kavos, jūs tiesiog netikėtai radot mašinai vietą, kur niekas paprastai neranda. Pasidžiaukit to. Jūs pastebėsit, kaip tuo bus patenkinta visa visata, jūsų tas angeliukas sargas, matysit, kiek dar gerų dalykų ir dovanų jūs atneš. Tai tiesiog reikia mokėti priimti tas dovanas. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie dovanas. Labai dažnai mes vangiai priimam mažas dovanas. Ir šito vietu vėlgi reikėtų labai sąmoningai pasižiūrėti. Kas vyksta, jeigu maža dovanėlė kaip šratinuką, mes tiesiog sakom, ačiū, faina, maža dovanėlė. O didelės džiaugiamės. Reikia treniruotis priėmimo raumenį, priėmimo nuostatas. Visgi ant mažų dovanėlė. Pradėkit džiaugtis mažais dalykais. Pamatysite, kaip didesni, dar šaunesni dalykai ateina į jūsų gyvenimą. Tai šiandien tiesa noriu vieną dovaną padaryti ir jums. Džiaugiuosi, kad sekat mane YouTube, sekat mane Facebook'e. Ačiū, kad pasidalinat šiais video ir taip pat būsiu dėkingas, jeigu pasidalinsit ir šiuo video. O dovanų jums mano webinaras apie pasyvias pajamas, apie 4 būdus, kaip kiekvienas jūsų galite efektyviai susikurti pasyvias pajamas. 2 būdai iš tų net nereikalauja pradinio kapitalo. Tai yra, gali turėti 0 pinigų, 0 litų ir vis tiek padaryti pasyvias pajamas. Tai apie webinarą informacija bus po video arba šalia kažkur tai padėta. Dalyvaukit kitą ketvirtadienį vakare, 8:30, laukiu jūsų ir būkit geri dovanų priėmėjai. Iki!